Ir dabar prie mikrofono kviečiu Lietuvai pagražinti draugijos Kauno skyriaus pirmininką Alfą Pakėną, kad jis papasakotų plačiau, ką norėta pasakyti šiuo renginiu. Bet kol jis ateis, aš noriu jums visiems tik priminti, kad kadais, kai tie kunigaikščių laikai buvo, žinoma, mikrofonų nebuvo. Ir vieni su kitais susišaukdavo ir susižinodavo iš tiesų laužais ant piliakalnių. O kai dainuodavo dainas, tai tikriausiai taip ir skambėdavo, kaip va dabar mūsų folkloro ansamblio giedamos dainos. Galbūt ir kitoji upės pusėje girdėdavo ir atliepdavo. Galbūt tiesiog iš kitos pašalės dar kas nors prisijungdavo. Kas ten žino, kaip būdavo. Tiesiog kviečiame jūs pabūti valandėlę kartu. Taigi prašome, Alfai. Erika teisingai pasakė, kad tai yra Lietuvos ir mūsų tautos vienybės sąšauka. Piliakalnių šviesa vadinasi. Jinai yra jau tradicinė, nes visoje Lietuvoje vyksta 4. kartą, tik tai Kaune 1. kartą. Neseniai atsinaujinusi Lietuvai pagražinti draugija, kurią 1921 metais įkūrė Juozas Tumas Vaižgantas, rengė va tokį būtent savo pirmąjį renginį, viešą pirmą akciją, ir tai labai gražu, labai gražiai. Aš labai džiaugiuosi, kad susirinko tiek daug žmonių, kad atėjo ansamblis Žaisa ir Trimitas, kad skaitė Petras Venslovas, kad dalyvauja vicemeras. Tikrai pabūkim kartu. Nes Lietuva, įsiklausykim į tą žodį, kaip gražiai skamba. Ir lietus, ir rasa, ir uva, galūnė, aistuva. O iš tikrųjų tai yra tikrai ta tokia gelmė, sietuva. Ir kviečiu visus pabūti kartu, mylėti Lietuvą. Tai šūvis į krūtinę. Lietuva, tai skrydis lyg dangaus, lyg diena, pirma ir paskutinė, už kurios lyg skęstantis laikaus. Lietuva, akmuo prie slenksčio seno ir lietaus lašelis vandenį. Lietuva, ugnis, kurią kūrenam ir kurioj sudegsime visi. Mes visi tenai gelmėj užgimę po lenktu sukilėlio dalgiu. Ir visus mus Lietuva augino, tarsi lauką želiančių rugių. Ak, rugiai, iškentė gruodžio vėją ir keliai nubėgantys kalvom. Kažkada iš Lietuvos atėję, mes ir vėl sugrįšim Lietuvon. Ir tenai, kur po visų klajonių žemėn atsiguls mano galva, nerašykit mano vardo žmonės, parašykit žmonės, Lietuva, Jonas Strelkūnas. Tai dabar dar Žaisa žadėjo pagiedoti vieną giesmę, o po to dar jums pristatysime labai įdomius svečius, pagerbusius mus šią nuostabią valstybės dieną. Taip, Mintautą jau išsikvietė šokti, todėl turbūt jūs nustebote, kodėl išėjo šokti ne vien tik tai vokiečiai. Šiandieną mes surepetavome ir pirmąjį šokį šoks kartu ir lietuvių grupės nariai ir patys vokiečiai. Tai vadinasi pirmas šokis T-valcer, tai yra arbatos valsas, jeigu išversti lietuvių kalbą. Jis buvo grojamas tada, kai jau prieš vidurnaktį muzikantai norėdavo truputėlį pailsėti, jie užgrodavo šitą valsą, tai visi žinojo, po šito valso bus pertrauka, galėsim šiek tiek užkasti, o muzikantai galės pailsėti. Nagi, pažiūrėkit, va ten, kur lygiau, va ten jie ir šoka.
kelią būdavo keliami žmonės iš vieno Elbės kranto į kitą. Ir tas žmogus, kuris dirbo keltu, buvo labai greitas. Jisai stengiasi tą atlikti darbą labai greitai. Ir jo garbiai buvo sukurtas šitas šokis. Turėtų būti toks pats greitas kaip ir tas žmogus. Pažiūrėkim. Thank you.